Ką, šiandien aš jums pagaminsiu mėsainius. Tai turiu tik paplotėlį su daugiau nieko. Paplotėlį, agurkinis padažas, figų džemas. Tenai aš jau dėjęs ir esu kamambero sūrį. Ir turiu Street Food Vilniaus duonos kepinius. Tai šį kartą pas mane yra daug burgerių bandelių, yra ir dešrainių, o dogų bandelės ir yra tortilė. Nu ką, aš pasirinkau su bulvių dribsniais bandelę burgeriams. Šiaip labai įdomu, jinai pakankamai yra puri, labai geras jos skonis. Aš pastaruoju metu nemažai jas ragauju iš tikrųjų. O, ir kvepia skaniai. Einu dabar išsikepsiu paplotėlius, šiek tiek pasišildysiu bandeles, agurkinis padažas, figų džemas. Labai greitas, žinok, daresnis. Žiūrim, kaip mano sūris. Ant apačios patepam agurkinio padažo. Ant viršaus figų džemo. Na ir dabar lemiamas momentas. Momentum. Žiūrėk, ir bandelė nepabėgus. Pasaka. Sūrių mėgėjams tai čia yra tobulas. Mėsa, aišku, labai gerai iškepta. Šiek tiek yra saldumo. Agurkinis šiek tiek rūgštumo priduoda. Kamambero sūris. Galite rinktis intensyvesnį, šitas yra mažiau intensyvus, bet bendrai labai skanu. Tai manau, kad tikrai nustebinsite savo svečius. Skanaus.